Stalkeriai tai žmonės, kurie nelegaliai lankosi Černobylio zonoje. Stalkeriu gali save vadinti žmogus, kuomet jisai yra pėsčiomis įveikęs atstumą nuo zonos krašto iki zonos centro. Tai yra maždaug 50 km pėsčiomis. Černobylio zona yra tarsi valstybė valstybėje, didžiulė teritorija, 2,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų, kurioje yra sava tvarka, savi įstatymai, papročiai, folkloras netgi. Žmonės, kurie lankosi Černobylio zonoje, yra nuotykių mėgėjai, gal galima taip pasakyti, egzotikos ištroškę žmonės, kurie nori pamatyti, kaip atrodys pasaulis po branduolinės katastrofos. Radiacija. Radiacija yra vienas mažiausiai pavojingų dalykų Černobylio zonoje. Radiaciją galima planuoti, galima turėti prietaisus, galima radiaciją išmatuoti, žinot, kur yra aukštos radiacijos vietos, kur yra radiacijos kišenės. Dauguma stalkerių žino tas vietas, žino radioaktyvius daiktus, prie kurių negalima lysti. Galima planuoti, susidaryti maršrutą taip, kad nenakvoti radioaktyviose vietose, vandens atsargas pasipildyti irgi saugiose vietose. Bendrai zonoje radiacinis fonas daugumoje vietų yra toks pats kaip Lietuvoje. Aišku, yra ir labai radioaktyvių vietų. Nebereikalo visa teritorija yra evakuota. Pavyzdžiui, Pripetės mieste, zonos centre, yra kaušas, kuriuo nuo reaktoriaus rinko nuolaužas ir metė atgal į reaktoriaus vidų, paskui pastatė sarkofagą. Tas kaušas spinduliuoja daugiau nei 200 tūkstančių kartų mum įprastą normą viršiančią radiaciją. Tokiame kauše geriau nemiegoti. Nors yra stalkeris, kuris miegojo tame kauše. Jis radiofilas. Didesnis pavojus yra laukiniai žvėrys. Černobylio zonoje medžioti uždrausta daugiau kaip prieš 30 metų. Šernai, stirnos, elniai, briedžiai tenais veisiasi praktiškai be jokių ribų. Kadangi yra daug maisto, plėšrūnų taip pat netrūksta. Zonoje yra keli šimtai vilkų. Vienas vilkas buvo ištrūkęs iš Černobylio zonos, atbėgo į kaimą, jį nušovė, pasvėrė, jis svėrė daugiau negu 85 kg. Tai yra panašiai kaip vidutinio sudėjimo žmogus. Bet ir tai nėra didžiausias pavojus. Pavojingiausia zonoje yra dvikojai žvėrys, žmonės. Tai yra tokie patys stalkeriai, vadinamieji juodieji stalkeriai, kurie užpuldinėja stalkerius ir atiminėja iš jų maistą, drabužius, įrangą. Taip pat Černobylio zonoje nuolat reikia bėgti nuo policijos, saugotis pasieniečių. Yra specialus saugumo padalinys, buvęs KGB, dabar vadinasi Služba bezopasnosti Ukrainai. Jie irgi patruliuoja Černobylio zonoje ir gaudo zonos nelegalus. Reikia nuolat slapstytis, pagrindė judėjimas naktį. Žibintuvėlio be jokios abejonės naudoti negalima, nes labai būtų lengva pastebėti. Taip pat galima sutikti ir nuo teisingumo besislapstančių nusikaltėlių. Galima sutikti ir metalistų, kurie dienomis pjauna metalą legaliai, o naktimis renka radioaktyvų metalą, kurį vėliau išveža iš zonos. Jie yra mažiausiai suinteresuoti, kad kažkas sužinotų apie jų darbelius juodus. Iš esmės, Černobylio zonoje pas ką yra ginklas, tas ir yra įstatymas. Aš esu stalkeris.